Piliakalnių vadinama vieta yra Rokiškio rajone, Kriaunių seniūnijoje, Mičiūnų kaime, netoli Mielėnų piliakalnio. Vietos žmonės šią vietą Piliakalnių vadino jau seniai, o greta esantis pailgas natūralus pylimas vadinamas Milžino kapu. Mičiūnų piliakalnių vadinama kalva aprašyta dar 1960 metais archeologinio paminklo pase. 1972 metais ją tyrinėjusi archeologų ekspedicija nustatė, kad čia yra iki maždaug 90 metrų ilgio natūralus užnugaris, kuriuo šonai leidžiasi į pelkėtas daubas. Prie vieno jo galo yra netaisyklingos formos šiaurės pietų kryptimi pailga aikštelė. Svarbiausia tai, kad archeologinių tyrimų metu kultūrinio sluoksnio nerasta. Buvo iškelta prielaida, kad vietovės pylimas yra natūralus gamtos darinys. Vietos gyventojai pasakojo, kad Piliakalnių laikė būtent aikštelę, o pylimą vadino Milžino kapu. Įdomu tai, kad senesniuose šaltiniuose Mičiūnų vieta vis dėlto buvo minima kaip Piliakalnis, tačiau 2025 metais Kultūros paveldo departamento vertinimo tarnyba iš naujo įvertino objektą ir nusprendė, kad jis neturi Piliakalniams būdingų išorinių požymių ir yra natūrali kalva. Todėl buvo pasiūlyta panaikinti jos teisinę apsaugą kaip kultūros paveldo objekto. Taigi Mičiūnų vieta įdomi ne tuo, kad čia tikrai stovėjo senovinė pilis, o tuo, kad ji ilgą laiką buvo laikoma Piliakalniu. Šis pavyzdys puikiai parodo, kaip archeologiniai ir paveldosauginiai tyrimai gali pakeisti mūsų supratimą apie istorinės vietas. Mums iš principo kažkaip čia tiesiai reikia eiti. Matau, kad čia pelkė. Och tu blemba. Einam žvėrių takeliais. Čia kilama. Ne. Ten reikia. Sargis stulpelis betoninis.
Kažkaip turiu įtarimą, kad mes ant Piliakalnio. Kur Vaidas? Ai, va. Tai Nors nihrena. Čia dar reikia biškį pajudėti. Na jo. Toj pusėj pelkė. O čia pabaiga. Jo. žemyn. Jo, čia jau pabaiga. Tačiau kaip ir kanalas toksai. Iš kur čia tie betoniniai stulpeliai, man įdomu, ganykla čia kažkokia buvo, ar kas čia. O, dar vienas, nu, toks pat buvo ten brūzgynuose. Nu ką, grįžtam, gerai. Ir jo vardas yra Mičiūnų piliakalnis. O kitas kitoj pusėj kelio. Tik tai dar biškį į priekį reikia pavažiuoti. Čia yra Mičiūnų piliakalnis, jeigu įdomu. Jeigu reikia, galiu atsiųsti. Bet ne šiandien ir ne rytoj turbūt. Žalia, žalia, visur žalia. Einam žvėrių takeliais. Bus smagiau. Labai tokia įdomi forma, pailga. Bet mes jį suradom. Aišku, ženklo nėra. Nu ką, sveikas Mičiūnų piliakalnis.